Sveiki, gerieji žmonės, draugai ir nedraugai. Šiandien turiu išeiginę darbę. Tai vat pradedam. Pamenat, neseniai buvo tokia akcija. Cepelinas už petį ar petys už cepeliną, kai buvo įvedinėjama diktatūra ir kvailesnieji žmonės ir, nežinau, kokie godesnieji davės suleidžiami balažino ką į petį, kad gautų cepeliną eilėje pastovėję Palangoje. Tai bolševizmas ir diktatūra toliau stumiama į priekį. Štai ką dalina pas mus darbe. Dvaro, nežinau ką tas dvaras, ką turi bendro su... Bet toks čia verslas reiškia rado būdą prieiti prie režimo, prie valdžios, prie korumpuočiausio Lietuvos mero Benjamino Skunsko ir panašiai. Ir dabar mums visiems dalina po porciją labdaringos sriubos maltiečių, šaltibarščių, nueiti, hrenzait kur, duoti šitą kuponą ir sėdėti, laukiant tos sriubos. Tai čia nekalbant dabar apie bolševizmo ideologiją, kas yra, negalima pykti ant mūsų šitų vadovų, nes čia kita tema apie mūsų dabartinius 40-mečius, kas iš jų užaugo. Negalima dėl to pykti, nes pirmokai negali suprasti 12-okui skirto chemijos arba fizikos vadovėlio. Tai jie tik tai vykdo, ką jam duoda režimas. Jeigu aš noriu ką nors pavaišinti, aš imu už savo pinigus ir tai darau, ir tai jau buvo. Kas mane pažįsta, žinote. Lygiai taip pat pamenu tą naktinę sriubos vežiojimą į darbą, kada naktį dirba šaltkalviai visi mūsų vadovai iš administracijos, gražiai apsirengę, brangiom medžiotojų uniformom, nusamdė autobusiuką, virtuvę atveža, šildo vietoj ir svarbiausia yra patalpos, kur valgymui skirtos, valgyklėlė yra, kur būtų galima paimti, lauko sąlygomis garaže, reiškia dalina sriubą. Viskas būtų kaip ir nieko, jei ta sriuba nebūtų už mūsų pinigus. Jie būtų susimetę, nusamdė iš savo draugų tą savo autobusiuką, ne už mūsų pinigus ir dalinę. Sakyčiau, bala nematė. Kažkaip mane kalbino nueiti, bet po to labai blogai jaučiausi po tos sriubos, o buvo žmonių, kurie atsisakė šitos išmaldos. Tai dabar prie šitų šaltibarščių žiūri žmonės, mačiau, kai dalina priverstos dispečerės šitą šlamštą. Kiti žmonės neima tiesiog. Gal žmogus net nesuvokia kodėl, bet normaliam žmogui tai tokia reakcija, kad tiesiog neima, nereikia, man sako šitos. Nemėgstu galų gale, sako žmogus. Tai čia pateikčiau tas, kurie labai čia prieštaraus man, kad reikia imti, ką duoda, tai pelėkautose sūris būna nemokamas. Čia po truputį, pratina po truputį, kad gera valdžia turi kažką duoti, o jūs turite jos klausyti. Čia tik taip ir ne kitaip. Čia palyginimui, kai aš ir sakiau moterim, sakau, aš dabar pavogčiau nuo kapo kur nors gėlės ir atneščiau tau dovanų. Kaip tau atrodytų. Ne už savo pinigus, nepirkęs, bet nuo kapų pavogęs. Tai ne iš mokesčių mokėtų, tik iš dalies žmonių išleistus pinigus, paimčiau ir atneščiau. Arba iš skudurino kur nors nukabinės. Mus pratina šitai prie sovietinių dalykų. Aš jau, reiškia, gimiau vėliau, sovietų pabaigoje jau nebuvo prausiamasi virtuvėse. Neteko gyventi komunalkoje, bet jie būtent prie to eina. Tie drabužiai atsirado būtinai praėjime. Pati idėja būtų nieko, bet kaip tai daroma, tai aš pateikčiau, kad kodėl, pavyzdžiui, negali būti ledų aparatas tualete arba sulčio aparatas tualete. Vieta yra, kodėl eina žmogus, kodėl neišnaudoti erdvės, kaip jie erdvėmis vadina. Vienu žodžiu, tai apgailėtina. Nežinau, kaip jūs, mėlyjei, bet aš su šito darau taip. Be jokio pykčio, be politikos, bet jisai. Šitaip, su to kvietimu. Mano atsakymas į jūsų bolševizmą. Aš ten jau gyvenau, nebenoriu.
O jums, kolegos, nieko nenoriu smerkti, nieko nenoriu kritikuoti, elkitės kaip liepia širdis, kaip liepia sąmonė. Sąžinė. Tai va, geros dienelės.